Sveiki. Šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie funkcijas, kurios yra skirtos vidurkio paieškai. Tai būtent yra average if, kada yra vienas kriterijus, ir average if s, kada yra keletas kriterijų. Tai pradėkime nuo paprasčiausio vidurkio paieškos, ir ieškosime surinktų taškų sumų vidurkio. Tai būtent naudosime paskutinį stulpelį, parodyti, kaip reikia naudoti šias funkcijas. Tai dabar reikia rasti taškų sumų vidurkį. Tai tam pažymim langelį ir, tarkime, per f nuo x įsikviečiame funkciją average, parašome, susirandame tą funkciją. Ir toliau reikėtų pažymėti langelio grupę. Kaip sakiau, mes ieškosime tarp surinktų taškų sumų. Tai pažymim pirmą, Ctrl+Shift, paspaudžiam rodiklę į apačią ir pažymim visą langelio grupę. Ir toliau belieka tik tai paspausti Enter ir jau turime apskaičiuotą taškų sumų vidurkį 21,59. Jeigu mums reikia rasti pagal vieną kriterijų, šiuo atveju, tarkime, devintokų surinktų taškų sumų vidurkį, tai mes tam jau naudojame funkciją average if. Spaudžiame f nuo x, pasirenkame funkciją, jos yra todėl, kad aš naudojau neseniai jas, tai average if pasiimku, spaudžiu pirmin. Ir tada, kadangi ieškome devintokų, tai pirmiausiai yra diapazonas ir nurodomas kriterijus. Tai čia pažymime visas klases, stulpelį, kuriame yra nurodomas klasės, ir kriterijus yra devintokai, tai pažymime devintokus. O dabar jau vidurkio diapazonas, tai vidurkį mes ieškosime iš surinktų taškų. Tai pažymiu pirmas langelį, toliau Ctrl+Shift ir rodiklė žemyn, pasižymi visą langelio grupę ir spaudžiu įterpimas ir turiu atsakymą, kad devintokų surinktų taškų sumų vidurkis yra 34,5 ir taip toliau. Tai čia jau turime surinktų taškų sumų vidurkį pagal vieną kriterijų. Jeigu kriterijų yra daugiau negu vienas, jau tada naudosime funkciją average if s. Ir žiūrint į trečią užduotį, jau reikia rasti Jurbarko rajono dešimtokų surinktų taškų sumų vidurkį. Tam naudojame, kaip ir sakiau, funkciją average if s. Pasirenkame šitą funkciją, spaudžiam pirmin. Ir dabar tik tai jau pirmiausiai reikia nurodyti vidurkio diapazoną. Tai mes nurodome surinktų taškų sumų visą stulpelį, pažymiu pirmą, nuspaudžiu rodiklę žemyn, pasižymi viskas. Čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad if s, kada average if s naudojamas, pirmiausiai yra nurodomas, kur skaičiuosime vidurkius, tas stulpelis. Toliau kriterijų diapazonas. Tai dabar žiūrime, kad tai yra Jurbarko, vadinasi rajonus. Reikia žymėti visus. Pirmas, dar sykeli rajonus. Ctrl+Shift pirmą pažymėjus, pasižymė viskas ir kriterijus yra, mes ieškome Jurbarko, tai susirandam Jurbarkas. Ir toliau dar vienas kriterijus bus dešimtokai. Tai kriterijų diapazonas jau tada yra klasės ir pats kriterijus yra dešimtokai. Tai pažymime 10 klasę, nesvarbu kuri, bet svarbiausia, kad 10 klasė. Spaudžiu įterpimas ir turime, kad Jurbarko rajono dešimtokų surinktų taškų sumų vidurkis yra 6,5. Ir užtvirtinimui dar galime paskaičiuoti Šilutės ir Šilalės rajono 12 surinktų taškų sumų vidurkiui. Vėlgi ta pati funkcija average if s. Tik pažymime sumų vidurkio diapazoną, tai būtent surinktų taškų sumų stulpelį, Ctrl+Shift ir rodiklę į apačią pasižymi visas stulpelis. Dabar toliau rajonai. Kadangi abu rajonai prasideda šil, mes galime prie kriterijaus diapazoną pažymėjus rajonus, kriterijaus diapazonai tai bus rajonai visi, o pats kriterijus mes galime nurodyti, kad tai yra kabutėse kriterijus nurodomas, kad tai yra lygu
šil ir žvaigždutę dėti. Atsiprašau, nelietuviškos raidės. Šil ir dėti žvaigždutę ir kabutė susidaro. Tai būtent, kad yra šilutė arba šilalė, prasideda taip. Na ir antrasis kriterijų diapazonas, kad yra dvyliktokai, vadinasi, žymime vėl visas klases. Pirmą pažymėjus Ctrl+Shift rodiklę į apačią pasižymė visos klasės. Na ir toliau pats kriterijus bus dvyliktokai. Tai pasirenkame dvyliktokus arba lygų dvyliktokai kabutėse. Na ir spaudžiu įterpti ir Šilutės ar Šilalės rajono dvyliktokų surinktų taškų sumų vidurkį gauname 6,66 ir taip toliau. Tai va taip naudojamos funkcijos average, average if ir average if s. Average if naudojama tada, kada yra vienas kriterijus, average if s, kada yra keli kriterijai.